Rytas, labadiena, labas vakaras. Dar viena diena, šiandien lietuvių rašinys, visai neblogai. Vykdom savo gyvenimo tikslus, džiaugiamės gyvenimu, būname laimingi, bandome vis tiek turėti tokią geresnę dieną ir kuo geresnį epizodą. Nežinau, ar jis toksai bus, ar mes baigsime tokį padaryti, bet kai 8 pamokos, daug dienos nusiems. Bet pakol kas saulutė nešviečia, todėl labai, manau, nieko daug neprarasime. Pirmą pamoką langą didėsime, pasimokinsime lietuvių per tą langą prie to pačio, bet aplamai viskas bus, manau, gerai. Tai va, vartojame epizodą ir žiūrim, kas gausis. O jūs galite patikrinti vakardienės epizodą, nes Aivaras išlaikė teisės, ten papasakojo, koks buvo maršrutas, panašiai kaip reikėjo ten ką daryti, viską. Jei norite sužinoti, biškiuką motyvacijos, gal reikia pažiūrėti vakardienės epizodą. Grįžome namo po 7 pamokų, iš tikrųjų, nuvariau nusipirkau Rimi tušinuką, nes reikėjo, nes sakiau, plemai, neparašys raštis be naujo tušinuko, nes tiesiog man būna, kad turiu tušinuką, sakykim, ir tau jis taip žiauriai nepatinka, tarpsme, jo toks rašymo stilius, tą tušinuką būtent taip net nervuoja būna, kartais jo paėmiau naują, nusipirkau, rašinį parašiau neblogai, beveik 500 žodžių, reikia 500 žodžių parašyti, ten gerai. Jei mažiau negu 490, tada taškus nuima, tai va, parašėme da normaliai, gerai. Kaip pražiūrėjau, klaidų turėtų labai daug nebūti gramatinių, man atrodo, yra gramatinės klaidos, nes aš tiek daug darau. Tai mokomės ir bandome padaryti kuo mažiau klaidų. Iš tikrųjų, praeitam rašinių nebedaug buvo, tai žiūrėsime šitam irgi bus labai mažai klaidų. Bus labai nuostabu. Į temą nežinau, iš tikrųjų labai atsakiau, bet visai neblogai. Tada dar konsultacinė pamoka buvo lietuvių, dėl lietuvių tai biškiuką pasimokinam, tai yra labai gerai. Tai va, grįžome namo, persirengėme, nuėjome pas Juciką, pažiūrėjome Juciką, tada paėmėm biškiuką YouTube'ą, pažiūrėjom ir va, dabar vėl grįžome prie epizodų. Kodėl aš kartais pažiūriu YouTube'ą? Todėl, kad aš kartais noriu tiesiog tokio biškiuką kaip ir minimalaus įkvėpimo, ta prasme iš kitų kūrėjų amerikiečių, nes lietuvių aš nežiūriu, nes nežinau, kodėl tiesiog aš nepernešu jų. Vienas dalykas, toks labai trumpas dar pastebėjimas, iš tikrųjų matyti visai neblogas dangus, ne, kad kai filmuoju su galinė kamera, taip, kokybė yra žymiai geresnė, bet aš nematau, kada, pavyzdžiui, dingsta tas autofokusas, nubūna tas pavyzdžiui, dabar ne tai, kad manęs reikia sufokusuoti, bet sufokusuoja visą aplinką ir manęs net tada žiūrė epizodą, tai būna, kailėvai, ypač kai editinti ir dabar, man atrodo, tas pats momentas buvo, aišku, nežinau, bet manau, kad tai buvo, nes dažniausiai visą laiką būna, kai padedi kažkur atrimi, tada tas dingsta autofokusas ir taip, fuck. Filmuoju tam lapsus telefonas įsijungia, žiūriu, visiškai atsikrovė toksai, fuck, iškart, fuck, aišku, nieko nepadarys. Tai va, ką dabar reikia man pasidaryti, iš tikrųjų tai paimti, nuvaryti parduotuvę, nusipirkti moment klijų ir truputėlį gal izoliacijos, nes tiek vėliau dažniausiai reikia izoliacijos, moment klijai, kad užklijuoti savo mašinos logotipą, nes visiškai nugryzęs ir dar kiekvienam dalykam tenai reikia kai kurias detalės, vietas paklijuoti, kur bardį iš tikrųjų dažniausiai pasirinkti, kuris klijuos pirkti, nes tiek daug pasirinkimų visokių yra, žinok, kurie yra geriausi iš tikrųjų. Galvoju, šitie iš tikrųjų geresnė bus dėl to, kad čia paprasti, nes yra ten, kur su ultra gel, tai ten man atros lėvi žiauriai. Super glue tai gal jau bus geresnė, todėl žiūrėsime iš tikrųjų, kur atsiimti, nes papasna būna, kad pasiėmė klius ir žiūri lėvi, nes nieka neklijuoja, tai taip būna grūzas, žiūrėlės, tikrai grūzas. Nedrugeliu susitikau važiuodamas, pakalbėjom iš jų apie viską. Taip greitai, bet vis tiek oras jau toks neblogas palyginus, galvoju, bus labai šalta, bet visai neblogai iš tikrųjų, visai neblogai. Tai jo, nusipirkam, ką reikia, iš tikrųjų viskas gerai, bet kaip matote, šlapia. Lyja, draugai, lyja. Tai tikrai nėra labai gerai, reikia dabar, kaip senais gerais laikais, kai važiuodavo į dviračiu važiuoti, pradėjo daryti, nes jokiai tada varai kancovkę namo. Kancovkę reiškia labai greitai, tai va, šitos jėgos, reiktų gal taip pasakyti. Dabar spaudžiam namo, nes bus blogai, jei per ilgai užsibūsime lietaus, tada bus, matom, nereikia. Toks pakaroklis, vėl kažkoks užėję, yra visi jau namie, aš bet visą šlapęs, negerai. Reikės eiti vidun. Šiandien iš tikrųjų yra labai daug namų darbų informatikos programavimo, ta prasme, net 3 užduotis reikia padaryti, todėl iš dalies, manau, daug laiko atims iš tikrųjų tas dalykas ir bent jau nusipirkam, ką reikėjo, todėl rytoj ir kada, kai jau aišku bus žuvę, nes kai kliuoti reikia, kai žuvę, reikės sukliuoti mašiną tenai tą detalę vieną, tada Ringa tenai biškai su Zolika pažaisti šiek tiek ir žinoma, pažiūrėjau dar kainą senukose vienos virvės, nes vieną virvę, kaip ten sakiau vakar epizode, yra panašiai daugiausiai kitose epizodėse, kad
gana yra plyšus virvė, reikės nusipirkti virvę normalią, tokią, kur labai daug, to prasme, kad galėtų normaliai apiniuoti ją aplink medį ir panašiai, nes ta, kuri yra nupirkta dėl skavotojų, jinai bus per trumpa, būtina apiniuoti per medį, todėl reikia pirkti tą kitokią būtent, kad netiktų, tada bus labai gerai. Ją mes pakeisime, bus ramu, vėl visos virvės bus geras, nei viena neplyšusi ir vėl ramiai galime skavoti, nes dabar taip atsargiai reikia viską daryti. Aišku, dar batūtas šiek tiek plyšęs, todėl būtų labai gerai, kad dar batūtas susisiūti, bet dabar tai nėra svarbu. Dabar svarbu pasikeisti virvę, tada nufilmuoti tai dėl epizodų ir žinoma toliau remontuoti mašiną, bet daryti pamokas ir ruoštis egzaminų, nes antrąjį 11 val. Anglų egzaminas, tai reikia ruoštis, ne draugai, reikia ruoštis. Moment kliūvių vieną dalyką dėl to, kad paėmė ir dažniausiai iškliuoji savo pirštus. Blem, atrodo, niekada neleidai tų kliūvių. Gražiai iškliuoji, vis tiek prisgauni. Blem, lūpą, aš lūpą pasidarė. Blem, sugebėti prie ką susikliuoti su savim dar. Ne, dabar, kai vis tiek užsikliuoja, nagų būna, tada tai užžiūna, tada taip darai, kad nugrandinti tos kliūvos ir čia lieka, kad ant lūpas netgi pridžiūva, kiek spėjo. Ne, aišku, na. Nieko nepadarys. Tai va. Ką dar galima padaryti, tai iš tikrųjų biškių, kad dar izoliaciją panaudoti. Taip, šitą virvę, kaip ir kalbėjome, reikės keisti, kaip ir sakiau, aišku. O dėl kitų, tai kur čia man reiktų apviniuoti iš tikrųjų, va ten va, kur balta reikia nueiti, manau, apviniuoti bus geriausias sprendimas, nes va tokias vietas, va, jos labai baltas, jos labai paskui matas per kameras ir jos, apšvietimas lėvas. Ne tai, kad lėvas apšvietimas, bet žiūris, pigna saulė, tu nelabai matyti. O taip gal matė, va šitą va baltą labai tada matosi, labai stipriai tai reikėjo padaryti taip, kad nes matytų šitą tas pats. Ir tikriausiai šitą pusėje, šitą pusę mačiau, bet šitą tai yra labai gerai. Pažiūrėkite, blem, koks dangus nesveikas, kai nuostabu. Tai va, galime šitą dalyką pasidaryti. Ir manau, tada galėsime eiti pasportuoti, padaryti presą, tada pavalgyti. Aišku, dar matysime. Pabaigiau visą tą procesą, biškiuką užizoliavau visur tenai, kur sakiau, visur patvarkiau, sutvarkiau. Ir dabar pažiūrėkite, kas čia. Just the view. Aš negaliu per kamerą perteikti šitą vaizdą, jis toks nuostabus. Jis toks nuostabus. Va, pasidarėm porą darbų. Lauke. Kaip ir sukliavom, kaip ir sakėme, ir batutą biškį sustvarkėme, tai yra labai gerai. Taip, reikės tą vieną tą virvę, kaip ir sakiau, pasikeisti greitų metu. Dar aplink tą medelį, kaip ir kalbėjau, reikės dar biškį gal visos apvaryti, kad laikytųsi tas paminkštinimas geriau. Ir manau, tai tas ringas vėl bus toksai kaip ir geresnės formos. Taip, stulpai labai linksta, bet su tuo nieko nepadarysi. O su Mazda reikia pasikeisti padangas, reikia daug tokių dalykų padaryti, tai čia yra normalu, nes mašinos remontai prasideda, kai gauname teisės į rankas, net jos išlaikytas. O taip dabar, tikriausiai padarysime presą. Nežinau, rodysiu ar nerodysiu, bet žodžiu. Diena baigta. Ačiū draugai, kad žiūrėjote šį epizodą. Susitiksime rytoj su kitu. Nežinau, ar jau ilgas gavas ir trumpas, bet nu, ką pajėgėme, tą išvystėme. Viskas labai gerai. Buvome visai laimingi iš tikrųjų per šią dieną. Viskas gerai. Pozityvumas tikrai buvo. Manau, šiek tiek. Pajaučiu šį dieną nuostabesnė. O jei ne, manyčiau, rytoj tai pavyks padaryti. O jei ne, bandysime dar kitą dieną ir dar kitą dieną. Žodžiu, draugai. Iki. Prenumeruok, kai nori. Neprenumeruok, svarbiausia sieks savo svajonių, būk laimingas ir daug šypsokis. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Jei kūrite savo muziką, būtinai parašykite man į komentarus.